2-0 Dovydai, tai ar labai smagu, ar labai džiugu ir kas čia vyko šiandien? Labai nesmagu, nerealiai smagu, jūs neįsivaizduot, kiekviena pergalė daug reiškia mum. Ir šiandien diena buvo nuo 7 ryto kupina iššūkių. Nuo 7 ryto pradėjo praradimai po truputį, nes tikrai ne tokią sudėtim turėjom pradėti rungtynės. Net tai va, viens iškrito, tada per apšilimą rungtynėse, per pertrauką, antram kėlinį, kiekvienas kažkoks kėlinys, epizodas vis pareikalavo aukų, bet ką vyrai atidavė, kaip jie, kaip sakyt, su tuo iššūkiu susitvarkė, tai kaip treneris Mindaugas Čepas pasakė, tai aš dabar su vyrais padebesiais, nes jie nuostabų darbą, neturiu žodžių, kiek jie daug dabar padarė ir aš labai laimingas už juos, kokį charakterį jie parodė. Jie parodė kad turi labai didelius dalykus tarp kojų. Velykinių. Nuo Velykų jau liko gaila, kad neišėjo, tikrai neblogai žaidėme ir praeitose, bet neišėjo, šiandien jie padovanojo aistruoliam visiems pelnytą pergalę, manau. Apie tas netektis, nes Živanovičius ir Baltrūnas šiaip jau buvo nekeičiami žaidėjai iki pat šių rungtynių. Maksimas Pirogovas dar startinį sudėtį lyg ir figuravo komete prasidedant rungtynėms. Tai kas čia juos pakirto? Virusas, traumos? Per dideli trenerių taktiniai manevrai. Kas pakirto juos, jeigu galima pasiliksiu savo. Sąlyginai kažkiek buvo ir tam tikrų taktinių dalykų, bet jeigu pergalį, kažkas ir suveikė vadinasi. Dar vienas pastebėjimas, antro kėlinio 60-65 minutę keliate nuo suolelio Aivarą Emsį ir ne vietoj Ugočiukvo Oduenį, o vietoj Artemo Fiodorovo metate į aikštę. Pasakiau, kad matyt netenkina nulinės lygiosios, einate vabank ir tik tai pergalė. Ir paaiškėjo, kad aš kaip ir teisus. O kas įmušė? Ugočiukvo ir Emsis. Tai jie, kaip sakyt, padarėm, kaip mes kalbėjomės praeitose rungtynėse, padarė vaikinai išvadą, realizaciją, kaip sakyt, pagerino. Ir sakau, vaikinai yra nusipelnę šiai dienai, šiai minutei didžiausios pagarbos ir didžiausių pagirų, bet vėlgi tai tik mažytis labai žingsnelis mūsų sezone. Trečiadienį vyksime į Bangą, kur mes matėme vakar, ką jie demonstravo, kokį charakterį. Ten, aš nežinau, ką jie daro tenai, bet jie sugeba ir portugalus, ir ukrainiečius, žemaičiais visus padaryti. Tas pats ir su Džiugu Telšių, ten jie visi charakterį rodo neapsakytą, tai net nebejau, kad ten bus super sudėtingos rungtynės. O dabar svarbiausia, ką vaikinus atgaivinti. Ir paruoš naujom kovom, nes laukia super sudėtinga savaitė. Donatai, tai kokios mintys, kas čia nutiko šiandien, kas lėmė nesėkmę? Sunkiai dar tos mintys dėliojosi, bet visų pirmiausia noriu pasveikinti Sūduvą su pergalė. Kas liečia pačias rungtynės, iki pirmo įvarčio jos buvo apylygės, gal momentų net mes turėjom daugiau. Bet praleidę pirmą įvartį paprasčiausiai sugriuvom ir raudoną kortelę, kurios tokios negali būti, čia aišku disciplina. Sušlubavo vieno vaikinuko, taip kad tai tiek. Antras įvartis tikriausiai irgi buvo labai nelaiku ir ne vietoje. Kaip jau minėjau, praleidom tą pirmą įvartį ir truputį sugriuvom ilgas perdavimas, sunku pasakyti, buvo nuošalė, nebuvo, bet 2-0, antra raudona ir rungtynės buvo uždarytos. Dabar laukia Vilniaus rajono derbis arba Vilniaus apskrities derbis su Vilniaus Žalgiriu, be abejo, mintis tikriausiai dar ne ten, bet visgi laukia Žalgiris ir bus dar rimtesnis išbandymas. Visi išbandymai yra rimti, taip kad matom ir turnyrinę lentelę, taip kad kiekvienas iš kiekvieno ima taškus
Ir aišku, nedidelis laiko tarpas iki rungtynių, tai raudonos, taip kad problemų nemažai, žiūrėsim, kaip jas spręsim. Turėsit ką pakelt nuo atsarginių suolelio, pakeisti Devensą, Levšiną? Ne, nu, yra visi pasiruošę, taip kad tikrai manau, kad neturėtų būti problemų.